Labą dieną, esu Daiva Rakuskaitė, mane pristatė, dirbu Verslo angelų fonde, esu viena iš partnerių ir steigėjų. Tai tiesiog pasakosiu, pristatysiu savo prezentaciją ir norėčiau, kad prezentacijos metu tiesiog kyla klausimus iš karto ir užduotume. Tada galbūt bus paprasčiau jums susigaudyti tame, kaipgi pagaliau pritraukti pinigus į savo verslą. Pranešėja Asta. Jeigu ne, tai aš bėgsiu į pagalbą. Pranešėja Asta trumpai pasakė, aš taip stebiuosi, galbūt jinai, sakau, mano pranešimą perskaitė prieš tai, kai kurias idėjas jinai pasakė. Ir pradžioje dar noriu paklausti, jums buvo duoti namų darbai. Ar sakykite, kas nors padarė? Ar gali kas pakelti, kuri nors pakelti ranką, kad padarė namų darbą? Pusiau padarėt, ar ne? Gerai, tai tada padarysim, bet būtų gerai, kad pasiliktumėt, nes, reiškia, praktinio užsiėmimo tema ir bus, kaip praktiškai, pasitreniruoti, pristatyti savo verslą ir, reiškia, kaip iš investuotojų pusės jie atsirinkinėja idėjas. Tada galbūt jums bus pačioms lengviau, kai jūs pačios kalbėsit su investuotojais. Tai tokia yra mūsų, reiškia, paskui praktinio užsiėmimo tema, tai norėčiau, kad iš tikrųjų pasiliktumėt. Nebus sunku, aš manau, bet tai bus galbūt pirmas pasitreniravimas prieš rimtesnius pristatymus, kuriuos jūs darysite. Taip. Taigi, tai ką mes turime, reiškia, jūs turite idėjas, jūs galvosite apie jų plėtrą ir jūs žinote, kad ir girdėjote įvairiai, kad Lietuvoje yra įvairiausių pinigų šaltinių. Dar kitur konsultantai ir visi kiti sako, pinigų yra. Tik tai, reiškia, reikia sugebėti juos pasiimti. Tai ką mes turim? Ir Europos paramos projektus, ir Invegos, reiškia, paskolų garantijas, palūkanų kompensavimus, lengvatinės paskolas, turime privačių asmenų lėšas, turime rizikos kapitalo fondus, kurie finansuojami irgi taip pačiai iš privačių asmenų lėšų, iš pensijų fondų, iš draudimo bendrovių ir kartu su Jeremy kontroliuojančio fondo lėšomis. Trumpai dar noriu pristatyti, Jeremy kontroliuojantis fondas, tai yra Lietuvos ūkio ministerijos, finansų ministerijos ir Europos investicijų fondo bendrai pasirašytas įsteigtas fondas, kuriame yra Lietuvai skirti Europos paramos pinigai su sąlyga, kad šie paramos pinigai bus naudojami, reiškia, bus suinvestuoti arba paskolinti bendrovėms ir po to jie bus grąžinti atgal į fondą. Tai čia toks kaip ir visiškai naujas instrumentas paramos instrumentų jūroje. Ir dar turime bankus, kreditų unijas, jų paskolas. Visi šie pinigų turėtojai, kaip pranešėja Asta minėjo, turi iš tikrųjų savo prioritetus, savo strategijas ir taisyklės, kam jie skolina pinigus arba kur jie investuoja ir kam jie, tarkim, paramą skiria. Ir priklausomai nuo to, koks yra jūsų verslas, kokia yra jūsų idėja, atitinkamai bent didžiai daliai jų yra investuotojai. Tik tai juos reikia, mokėti atsirinkti. Žinot, kaip atsirinkti. Tai truputį padėsiu susigaudyti. Jeigu jūsų verslas yra, tik pati pradžia, aš taip vadinčiau amatininko verslas, jūs pradėjote nuo nulio, esate kirpėja, pradėjote kirpti, tarkim, pradėjote siūti, pradėjote kepti namuose, pamatėte, kad jums patinka, jau ne tik savaitgaliais pradėjote tai daryti, bet jau ir visom kitom dienom, ir taip. Toliau pamatote, kad jau viskas kaip ir gerai sekasi, jūs jau nebespėjat, patinka produktas, jums reikia pagalbininkų ir po truputį jau jūs turite keletą darbuotojų ir iš visiškai, amatininko kabutėse verslo tampate organizuotų versliukų.
Tai va, pačioj pradžioj, kai jūs esate tik viena ir, tarkim, reikia nusipirkti, įrangą, ten kokias kirpimo žirklės, jeigu kirpėja, jeigu siuvėja siuvimo mašina ir taip toliau, galbūt jūs galite nusipirkti iš savų lėšų arba iš šeimos. Jeigu reikia kažkokios didesnės įrangos, jūs pasiskolinate iš draugų. Ir tai ir yra jūsų pirmieji, reiškia, investuotojai, finansuotojai, kaip jūs startuojat. Nes jie geriausiai jūs pažįsta, jūs žino, kad jūs geriausiai dirbat, jūs žino, kaip jūs sąžiningai elgiatės, kaip jūs darbus atliekate. Tai va tik tai patys artimiausi žmonės jums realiai ir gali paskolinti pinigų. Jeigu jūs eisit, sakysit, man reikia nusipirkti siuvimo mašiną, kur nors ten, nežinia, kur iš Klaipėdos važiuosit į Vilnių, tikrai garantuotai negausit pinigus. Sakys, čia ne iš tavęs pažįstu, nei ką, kas čia. Pasiskolinsit pinigus ir dingsit. Vienas žmogus įmonės neturi, kur aš čia jūs ieškosiu, ir viskas. Tai va. Po to, kai jau jūs išsivystėte ir tampate šiek tiek tokių organizuotų versliukų ir jau tą verslą suorganizavote, įsteigėte įmonėlę, tai tada jau priklausomai to verslo dydžio, tai gali būti ir vėlgi daugiau šeimos pinigai, gali būti jau kai kur ir bankų, reiškia, bankų kreditas. Kai kurie bankai jau galbūt ir duos, tiesiog priklausomai nuo to, kiek jūs jau ilgai esate įsteigusi savo įmonę. Jeigu jau teko susidurti, tai man teko asmeniškai, tai kad bankai skolina pinigus tom įmonėm, kurios jau yra gyvos ne mažiau nei 2 metai. Tai yra, kad pirmus 2 metus, kol jūs dar esate įsteigusi, jau jums reikia iš tikrųjų suktis ir galvoti, reiškia, kaip išsisukti su tais pinigais, kuriuos jūs sugebėjote pasiskolinti iš artimiausių žmonių. Tai yra vienas kelias, tai tokiam visiškai smulkiam verslui. Ir dar yra svarbu, jeigu jūs ir galvojate, kad ir užtenka, turiu 5 žmonės, tarkim, mes čia kaip ir gerai sukomės ir aš daugiau nieko plėtros negalvoju, tai tada apie kažkokius didelius ir investuotus tikrai nereikia mąstyti ir nereikia, reiškės, sakant, bergžiai trankytis į duris, nes, tiesiog ne visai įdomu, žodžiu. Jūs tiesiog darykite tą darbą, jeigu jums gerai sekasi, nieko plėtros nenorit, tai ir ramu. Atiduosit, grąžinsit skolas tiem, kuriems jau, iš kurių esate pasiskolinę ir paskui galėsite savo toliau sėkmingai, pelningai gyventi. Tai jeigu jau matote, turite ambicijų ir matote, kad jums patinka, kad jums, reiškia, jūs galite drąsiai tvarkytis ne tik su 5 žmonėm, arba, tarkim, įsteigėt vieną centrą, iš kokį jūs matote, ten gerai gaunasi, jūs galvojate, Klaipėdoj įsteigiau, gerai gaunasi, žmonės pradėjo važiuoti iš kitų miestų, sako, mums ir pas mus čia reikia, gerai, įsteigėt Šiauliuose, turite antrą tašką, žodžiu, dar ten visiems labai patinka, įsteigėt Kaune, Vilniuje ir taip toliau, ir jau jūsų verslas gaunasi, kaip ir sakytum, toks tinklas. Tai su tokia idėja, reiškia, jūs jau galite prisitraukti ir daugiau kitokio kapitalo. Tai gali būti ir ne tik bankų paskolos, tai gali būti ir verslo angelai, tai gali būti ir kitokie tokie rizikos kapitalo fondai, kurie investuoja būtent į smulkų verslą, tai gali būti Europos paramos lėšos priklausomai nuo paskelbtos programos, ką jūs darysite. Tarkim, jeigu jūs esate mokslininkių komanda, jūs galite gauti finansavimą savo moksliniams tyrimams, kartu su mokslo įstaiga, kurioje jūs būtumėt. Tai kaip pavyzdys. Tai ir vizualiai tai galėtų atrodyti taip. Kai jūsų verslas yra taip visiškai pačiam starte, tai jūsų pirmieji draugai, finansuotojai yra šeima. Lietuvoje dar veikia to paties Jeremy kontroliuojančio fondo lėšomis įsteigtas Praktika Seed Capital fondas, kuris investuoja į idėjas nuo nulio. Į jį galite ateiti su idėja, dar neturėdamos verslo įsteigusios, ateiti pas juos su idėja ir sakyti, noriu daryti, man reikia tiek ir tiek pinigų. Paskui tiesiog, žodžiu, šis fondas
kaip ir visi kiti rizikos kapitalo fondai, savo tinklapyje yra parašę, kokios maždaug idėjos, maždaug į ką jie investuotų. Tai prieš kalbėdami su jais arba rašydami laišką jiems, jūs tiesiog pasiskaitykite atidžiai, į ką jie rašo, į ką jie investuotų ir į ką jau jie realiai yra investavę. Ir tada galite palyginti, jeigu tai yra jūsų verslas, kažkas panašaus į ką jie yra investavę, tai galbūt jie dar kartą į kažką panašaus investuotų, arba jeigu jūsų verslas matote kaip ir, jūs skaitote ir jaučiate, kad tai yra tie investuotojai, kurie norėtumėt, kad jie pas jūs būtų. Bet jie dar nėra investavę į kažką panašaus, kas yra jūsų, drąsiai irgi bandykit. Ta prasme, kad tiesiog pasiskaitykit ir daro. Jeigu jūsų verslas jau yra įsteigtas, gali veikti ne tik 3 metai, tai gali būti ir šiek tiek mažiau nei 3 metai, tai jau dalinai gali bankai finansuoti, jeigu jūs turite užstatą, kurį galėtumėte įkeisti, kad gauti banko paskolų, tai gali būti ir verslo angelų fondo lėšas, kuris investuoja, toliau šiek tiek plačiau papasakosiu, be jokio užstato. Ta prasme, mes neimam jokio įkeitimo. Kai jūsų verslas jau labiau paaugs, būsite 5 metų ir vyresnės, kartu su savo versle, tai bankai mielai tokį verslą finansuoja, ypač jeigu jis yra pelningas, turite gerą pinigų srautą ir taip pat galite prisitraukti stambesnį rizikos stambesnius privataus kapitalo fondus, jie investuotų pas jūs nuo 300 iki 3 milijonų eurų, šiuo metu tokie fondai yra Lietuvoje 3, yra Lead Capital, Bold Cap ir Praktika Capital fondas. Aš jų čia nesurašiau, nes kaip supratau iš auditorijos, kad kol kas jūs dar esate tokiuose galbūt pirmose 2 stadijose, kur arba nuo 0 visiškai, arba jau tas antra, kur jau esate šiek tiek paaugusios ir tokio dar kol kas labiau į smulkų verslą orientuotų investicijų reikalaujančios. Ir po to, kai jau užauksite, jūsų metinė apyvarta bus 5 milijonai eurų ir daugiau, tai jau galite žengti pirmuosius žingsnius netgi į biržą ir ten platinti savo akcijas ir tuo būdu pritraukti kapitalą. Galbūt girdėjote, kad prieš savaitę ar 2 viena iš tokių įmonių, jau savo akcijas kotiruoja. Nežinau, girdėjote ar ne? Krematoriumas. Tai galbūt, kaip matote, tai ne kliūtis. Ateiti į biržą, jų apyvarta apie, nežinau, ar siekia 2 milijonus eurų, negaliu atsakyti, bet jie tai padarė. Taip, jie tai padarė. Tai kodėl jūs to negalite padaryti? Galite. Žodžiu, svarbiausia, kad būtų apyvarta, uždirbtumėt pelną ir viskas. Ir jeigu nebijote prisitraukti naujų investuotojų iš savo tarpą, tai pirmyn. Žodžiu, viskas yra įmanoma. Trumpai, verslo angelų fondas investuoja taip pat Jeremy kontroliuojančio fondo lėšas. Šiek tiek iki 5% viso fondo lėšų yra mūsų fondo valdytojų asmeniniai pinigai. Tai mes investuodami šio fondo lėšas, taip pat investuojame ir savo lėšas ir rizikuojame ir savo asmeniniais pinigais. Tai mums yra labai svarbu, kad tos idėjos, kurias mes atsirenkam, projektai, kuriuos mes atsirenkam, kuriuos investuoti, jie būtų iš tikrųjų įdomus, geri, pelningi, aišku, suprantam, kad tai yra rizika. Kartu su mumis investuoja verslo angelas. Tai yra, mes galime investuoti tik kartu su verslo angelu, o verslo angelas galite būti ir jūs,
Galbūt nebūtinai jūs galite, turite vystyti savo verslą, nes galbūt jums pačioms yra įdomu investuoti į kokius nors verslus, arba turite lėšų laisvų, kur būtų įdomu, tai jūs galite irgi būti verslo angelu arba kažkur pas draugę įmonėje, nebūtinai su verslo angelų fondu. Priklausomai nuo projekto. Mes investuojame į vieną projektą, fondas mūsų verslo angelų deda iki 600 €, verslo angelas turi arba angelai kartu, turi sudėti ne mažiau nei tiek, kiek fondas investuoja. Minimaliai mes esame investavę kažkur apie 15 000 € fondas, tai verslo angelas irgi tiek pat, apie 15, minimaliai 1000 € yra suinvestavęs. Bet tai yra išskirtiniai kai kurie atvejai, kur, daugiau paprastai verslo angelas deda, maždaug apie, iš litų verčiu į eurus, apie 30 000 €. Ir dažniausiai tai vyksta etapais. Tai yra, kad pranešėja Asta minėjo, kad jį vis dar gauna investavimą, tai mes taip pat investuojame etapais. Jeigu, jūsų projektą išvystyti, tarkim, reikia metų, tai mes pinigus dedam, tarkim, kas ketvirtį, arba kai yra įvykdytas tam tikras, investicijų etapas, tarkim. Pastatyta tam tikrą įrangą, pažiūrim, ar jinai laiku yra pastatyta, šitas padaryta, tada ateina sekantis etapas. Tai yra, kad tam palaikyti tam tikrą discipliną, kad neužsižaisti, ties tuo verslo plano gyvenimu, kad viskas eitų greičiau ir investuotų pinigai taip pat, jeigu ypač tai, ta prasme, verslininkas sako, kad mes pastatysim tą ir tą, tada mes turėtume uždirbti tiek ir tiek. Gerai, pabandom, padarom pirmą etapą, jeigu tikrai uždirbam tiek, kiek buvo planuota, tada darom antrą investavimo etapą, Tai yra, kad ne visada yra sudedami visi pinigai iš karto, yra dedami etapais. Ir gali būti ne vienas angelas, kaip minėjau, tai gali būti keletą. Ir jeigu jūs nebūtinai verslo angelus, gal pristraukinėsit draugus ar kitus fondus, turite suprasti, kad jūs jau dirbsite ne pas save namuose, bet jau dirbsite su kitais žmonėmis. Tai, turite savyje viduj, mokėti ir norėti bendrauti su kartu į jūsų tarpą atėjusiais investuotojais. Tai yra, turėsit būti atviros jiems viskuo. Bet toliau papasakosiu, kaip vyksta darbas. Ir verslo angelų fondas investuoja taip pat, kiek ir žinau, ir praktika Seed Capital, praktiškai investuoja visuose verslo segmentuose, išskyrus mes negalime investuoti į žemės ūkį, į nekilnojamą turto rinką ir finansinį tarpininkavimą ir įvairias, tas tradicinės neetiškas sritis, tai yra azartiniai lošimai, narkotikų gamyba, alkoholis, tabakas ir panašiai. Ir dar negalime genų klonavimo, kas susiję, jeigu su biotechnologijomis, mes negalime investuoti į tai, kas susiję su klonavimu. Paprastai, kai susidursit su rizikos kapitalo fondais, jie investuoja ne paskolų pavidalu, bet išpirkdami naują akcijų emisiją arba ir konvertuojamą obligacijų emisiją. Tai reiškia, kad pinigai įplaukia į bendrovę išperkant akcijas ir mainais nėra imamas joks užstatas. Tai yra, kad jeigu jūs vystote paslaugus verslą arba tarkim, ir kad ir norite nusipirkti įrengimus, gaminti kažką, bet neturite savo patalpų, jūs jas nuomojat, tai rizikos kapitalo fondams tai nėra kliūtis, o kaip tik privalumas. Faina, jūs nebūtina mums turėti pastatą, ir kažką įkeisti vien tam, kad prisitraukti investuotoją. Tai va. Mes šiuo metu valdome 23 investicijas, iš viso buvome investavę 27 nuo 2010 metų.
Mes per tą laiką jau pardavėm 4 investicijas. Po to, jeigu tiesiog bus laiko ir bus įdomu, galėsiu papasakoti apie nuotykius, istorijas, kaip mes ten su jumis dirbam, galbūt ir jums kai kurios pamokos bus naudingos. Kalbant su investuotojais, pirmiausia, reikia turėti planą. Ką jūs ketinate daryti, kiek jums pinigų reikia ir kaip tie pinigai galėtų grįžti verslo angelui, investuotojai ar bankui. Forma, kaip tas planas atrodys, bankui, jeigu jūs teikiate, jūs geriausia turėtumėte paklausti bankui, ko bankui iš tikrųjų reikia. Bet verslo idėjos aprašymo reikia visiems. Taip, kad geriausia, pirmiausia savo, kai jūs apsirašote, kokia yra jūsų idėja, ką jūs ketinate daryti, tai po to, kai teiksite kitiem investuotojams ar bankui, ar fondams, ar privačiam investuotojui, pagal jo pageidavimą galėsite šiek tiek apkarpyti, išbraukyti ar taip toliau, bet visiems, kuo informacijos yra daugiau, tuo yra geriau. Tai turėkite galvoj, bet nereikia prirašinėti romanų. Viskas turi būti aiškiai konkrečiai išdėliota. Jeigu jūsų planas sugula į vieną puslapį, tai okei, tai to ir užtenka, nes jeigu tai visiems yra aišku, tai puiku. Bet svarbiausia, šalia rašytinės informacijos turėtų būti ir skaičiai. Tai yra, kiek konkrečiai jūs ketinate, parduoti produkto, kada, kiek tai kainuos pagaminti ir kada jūs planuojate gauti pinigus pardavę produktą. Ir visas ratas tada, žodžiu, kiek jeigu reikia, kad būtų įmanoma apsiskaičiuoti, kaip pinigai, kuriuos uždirbs verslas suinvestavus, kažkokia dalimi grįžtų investuotojams arba bankui. Nes bankas irgi skaičiuojasi, koks jūsų bus pinigų srautas. Ar jam apsimoka, reiškia, skolinti jums pinigus. Tai, kaip ir minėjau, priklausomai dar nuo skolintojų, jums gali reikėti turėti turto įkeitimą. Aiškia vizija ir aiškius lūkesčius. Aiškia vizija, turiu galvoje, šiandien jūs manote, kad jums reikia, tarkim, 10 000 eurų ir viskas. Ir jūs jau gyvensit ir viskas bus tvarkoj. Praeina metai, verslas labai gerai sukasi, pamatot, kad būtų galima dar dvigubai tiek padaryti, bet reikia dar. Tai jūs turite aiškiai matyti ir suprasti, kad jeigu mano verslas iš tikrųjų taip suksis gerai, kaip aš, norėčiau, ar aš išdrįsiu žengti sekantį žingsnį ir jį plėsti, ir ko aš norėsiu mainais į tai. Tai yra, jei jūs kalbate su investuotoju, ne su banku, tai yra, kokią akcijų dalį ir nuosavybės dalį aš norėsiu turėti, tarkim, po minimum 3 metų. Ką turiu galvoje? Kad jeigu šiandien manote, kad jums reikia 10 000, investuotojas atėjo, pasakė, čia tavo verslas nėra aiškus ir taip toliau, jūs, šiuo metu valdote 100% savo uždarosios akcinės bendrovės akcijų, iš tikrųjų geriausia, kad tai būtų ne viešoji įstaiga, ne kokia nors mažoji bendryje, bet jų būtų uždaroji akcinė bendrovė. Nes nei vienas fondas neinvestuos pas jūs, jeigu jūs būsite kitos formos nei uždaroji arba akcinė bendrovė, gali būti arba uždaroji. Tai vienas iš 2 variantų. Kokią akcijų dalį jūs žodžiu, jūs dabar turite 100%, jums reikia tik tai 10, jūs dabar galvojate, gerai, investuotojas nori 50, tai gerai, aš sutinku, aš jam atiduodu 50 akcijų, nes man tų pinigų iš tikrųjų labai reikia, paskui galbūt kažkokiu tai būdu aš čia sugebėsiu susipirkti. Praėjo 2 metai, pamatėte, kad jūsų verslas labai gerai einasi, jums reikia dar pinigų, reikia dar investicijų, dar tą pastatyti ten, ateina investuotojai, žinot, sako, mes be 20% akcijų nieko nedarysim, jums lieka tik 30%. Gerai, per skausmą kažkaip sutinkate, o jeigu paskui pamatote, kad dar toliau reikia pinigų, o jūs asmeniškai jų tų pinigų pati nebegalite dėti kartu su investuotoju proporcingai,
tai dar po 5 metų jūs rizikuojate likti, tarkim, su kokiu 20 ar 10% akcijų paketu, kuris galbūt jūsų ir netenkins. Tai jūs turite aiškiai savo matyti viziją toliau į priekį, negu kad ateinantys metai. Sau aiškiai pasakyti, kad jeigu investuotojas ateina dabar, tai koks minimalus akcijų kiekis yra, su kuriuo aš sutikčiau pasilikti. Jūs tą klausimą turite pasilikti po 3 metų, jūs tą klausimą turite atsakyti jau dabar. Ir tada, kai jūs pristrukinėjate investuotoją, jūs tada jam galite sakyti, okei, aš jums dabar duodu 20%, bet aš aiškiai žinau, kad jeigu mūsų verslas gerai eisis ir, reiškia, man reikės daugiau investicijų, bet aš tų pinigų neturiu, tai aš būsiu linkusi jums tada, reiškia, suteikti galimybę investuoti dar ir tuo būdu pasididinti savo dabar turimą akcijų paketą. Ir jūs tada, žodžiu, daug lengviau sutarsite ir su investuotoju po to, kai reikės vėl investuoti. Ir pati, žodžiu, jausitės gerai, kad jūsų, kaip pasakyti, išdūrė gal netinkamas žodis, bet, kad jūs, žodžiu, tiesiog jaučiatės gerai. Investuotojams yra svarbu turėti patirtį. Jeigu jūs, kol kas nieko neturite, baigėte mokslus ir visiškai dar niekur nesate dirbusi, kad investuotojai taip staiga jiems ir suinvestuos jūsų verslą, nežinau. Prieš tai kažkokius tai vis tiek reikės arba mentorių turėti šalia, arba kažkokį tai žmogų, kuris tiesiog padėtų jums tą verslą pastatyti. Veikia tokie akceleratoriai, kurie Vilniuje yra Startup Highway, reiškia, kurie atrenka idėjas ir padeda visiškai nuo idėjų, jeigu jūs dar visiškai net ir patirties neturite, padeda šiek tiek tą verslą padaryti, bet tai amžius tenais nėra svarbus. Ar jūs, reiškia, kokio amžiaus tai būtų, bet esmė yra tame, kad jūs dar pati verslo nedariusi, jie, būtent tie akceleratoriai padėtų tos pirmuosius žingsnius žengti. Ir žinoma, jeigu tai yra ne jūsų vienos verslas, jūs turite turėti komandą. Komanda, kuri jūs dirba kartu. Nesvarbu, kaip jūs ją vadinat. Samdomi darbuotojai, asistentai, tai nebūtinai partneriai. Bet tai yra komanda, kuri su jumis dirba. Tai yra svarbu. Nes niekas kitas už jūs verslą ir jūsų komandą verslo nepadarys. Investuotojai, reiškia, suinvestavę pinigus, neis dirbti už jūs, patikėkit. Žodžiu, jūs turite turėti komandą. Tai investuotojai iš savo pusės, kai jie vertina savo projektą, jiems yra svarbu gera perspektyva. Vėlgi pasikartosiu iš Astos pranešimo, ką jinai paminėjo, reiškia, rinkos tyrimai, kaip jūsų verslas, kokioj, reiškia, rinkos nišoje jūs esate. Jie turi savo įsivaizdavimą, kaip ta rinka vystysis. Ir jeigu jie mato, kad tai, ką jūs sugalvojate, iš tikrųjų galėtų padaryti bent kažkokį perversmą rinkoje ir tuo būdu, reiškia, užkariauti nemenką dalį rinkos, nesvarbu kurios, Lietuvos, Baltijos šalių, Europos ar pasaulio, bet jeigu ta rinka yra tokia, kad uždirbtų kelis kartus didesnę investicijų grąžą, negu kad jie investuoja, tai fine, puiku. Bet tai kiekvieno investuotojo prioritetai yra skirtingi ir, kaip minėjau, jie dažniausiai juos išrašo raštu viešai. Tai yra investuotojų tinklapyje, jeigu tai yra rizikos kapitalo fondai, tai jie parašo viešai, į ką jie investuoja, kas jiems yra įdomu. Ir patys investuotojai tai nėra, jie yra, kaip sakyti, paprasti žmonės, jūs galite juos rasti visur Facebook'e, LinkedIn'e, galite stebėti, ką jie veikia laisvalaikiu. Kas jūs domina, kokia informacija, pagal tai jūs suprasite, kokioje jie srityje yra, kas jiems yra įdomu. Ir
pritariu Astai, tikrai investuotojai turi savo įsivaizdavimus ir norus, ir lūkesčius, ir aišku, jie supranta, kad jie ir patys investuoja, rizikuoja. Tai tikrai nebijokite, jeigu jie pasakys, ir labai nenusiminkite, jeigu jie pasakys, ne, mums jūsų verslas neįdomus. Tai yra ne todėl, kad jūsų verslas neįdomus, bet tiesiog juos domina kitos idėjos, kurias jie nori investuoti. Tai tiek. Ir atrasit savo investuotoją tikrai. Čia to bijoti nereikia. Tai va, jeigu investuotojas viešai deklaruoja, kad tarkim jis investuoja į nekilnojamą turtą, tai natūralu, kad jeigu jūs sakote, kad darysite kokį nors paslaugų verslą, tai net nebelskite to į jo duris, nes jis tikrai netidarys, nes jis tiesiog neinvestuos. Nes jo prioritetai nėra ten. Ir jeigu jau investuotojas, rizikos kapitalo fondas viešai parašė, kuris investuoja ir kuris neinvestuoja, tai į tas sritis tikrai neinvestuos, dėl to, kad dažniausiai toks yra susitarimas su to fondo finansuotojais ir fondo finansuotojai kaip ir tam fondui ir išdavė, sakytum, tokį leidimą investuoti tik į tam tikras sritis ir tam tikras sritis griežtai negalima investuoti. Tai va, tai nebandykit tartis, kad jeigu jūs investuojate nekilnojamą turtą, tai galbūt, į mano tą pastatą galbūt kaip nors vis galima būtų prisikalbinti. Šito nebus. Nebandykit to. Tai va. Investuotojai renkasi. Jie susirenka projektus ir vertina. Ir tam tikrų prasme gali būti tokia, nepasakyčiau loterija, bet laikas irgi yra svarbu. Jeigu tuo metu nėra kitų projektų geresnių negu kad jūsų, tai yra irgi didelė tikimybė, kad jūs bus investuoti. Deja, gyvenimas toks. Fondams irgi reikia investuoti savo pinigus. Yra irgi tokia realybė. Tai jie investuos. Svarbiausia, kad jūs uždirbtumėt pinigus. Taip. Kokio, ateina mažas investuotojas, kokį reikėtų galvoti apie, kažkokia yra pelno grąža, kažkokia investicijų grąža. Kokia ta investicijų grąža, tokia turėtų būti, kad būtų patrauklu investuoti. Kad atsipirktų investicijos. Va, jo, tai investuotojams dabar, jeigu jūs investuojate rizikos kapitalo fondą, tai investuotojams yra svarbu, kad investicijos atsipirktų per 4 metus minimum. 4 metai. Kaip minimum milijonas turi grįžti. Betgi... Čia blogiausia. Investicijos grąža tai yra, kad jie atsiims tą, kas suinvestavo, minimum per 4 metus. Taip. Jeigu tu jiems atneši 2 milijonus, tai apsidžiaugi, bet jie tos tikslas susigrąžinti tiek pat. Tai aš tiesiog... Neparduoda po 4 metų. O procentas koks yra kažkoks? Žodžiu, neišsigaskit tik tai dabar, žodžiu, ką aš pasakysiu. Procentas. Kuo daugiau, tuo geriau. Jeigu jūs sakot, buvo milijonas, to gavo 2, tai kiek čia tų procentų gaunasi? 100, ar ne? Bet jeigu juos gavo per 3 metus, tai viso labo vidutiniškai 30 kas met tik tai lieka. Investuotojai skaičiuoja taip, kad jeigu man investavau šiandien po 3 metų grįžo dvigubai, vidutinė metinė grąža gaunasi 30%. Jeigu tie dvigubai grįžo po 5 metų, tai yra dar mažiau, ten kažkur 17-18. Jeigu dvigubai grįžo po 10 metų, tai ten visiškai jau ten tokia vidutiniškai per metus labai maža grąža. Tai žodžiu, investuotojai vertina taip, kad per kuo trumpesnį laiką, kuo didesnė grąža, tai yra, tuo yra geriau. Akcininkų, taip. Ne tik dalininkų, dar ir partnerių. Tuoj papasakosiu, reiškia, apie tai. Ir investuotojai investuoja, vėlgi, sakau, neišsigaskit to, kad kada kaip turi grįžti. Bet pagal pinigų srautą jūs turite įsivaizduoti, kad jeigu
investuotojas, investavęs, tarkim, 50% jūsų akcijų, jūsų verslas yra pelningas, per 4 metus įmonė išmokant dividendus, jis gali teoriškai susigrąžinti visą investuotą sumą, tai yra didelė tikimybė, kad jis tai investuos. Bet tai nereiškia, kad jis dividendais viską išsiminės. Tarsi, investuotojai išsimti pinigus, kaip susigeneruoti grąžą gali keliais būdais. Vienas variantas yra, kai jeigu įmonė uždirba dividendus, jie yra išmokami, bet tai reiškia, kad ne tik investuotojas gauna grąžą, tai reiškia, kad ir jūs, kaip akcininkai, irgi gaunate grąžą. Tai yra viena grąžos dalis, kita grąžos dalis yra iš akcijų pardavimo. Akcijų pardavimas gali būti 2 būdais. Vienas yra, kad jūs išperkat už kažkokią sutartą grąžą, arba tas akcijas išperka kažkoks trečias kitas asmuo. Tai tas kitas asmuo gali būti platinant biržoje, ar ne, pavyzdžiui, parduoti per biržą. Bet jeigu smulkus verslas, tai galbūt bus pardavinėjama ne per biržą, bet kažkokiems kitiems investuotojams. Ir tai reiškia, kad tą kitą grąžos dalį nereikės jums iš savo kišenės sumokėti, jeigu jūs nenorite išsipirkti. Bet tą grąžą sugeneruos kažkoks kitas investuotojas. Todėl rizikos kapitalo fondai, kurie investuoja, jie dažniau žiūri ne tai, kad savininkas iš jų išpirktų, akcijas, bet jie galvoja iš karto, kam jie po to galės parduoti savo dalį. Ir tada, jeigu jie sako, kad aš po 2 metų ar po 3, dabar suinvestavau 1 milijoną, po 3 metų aš pardaviau savo akcijas už 2, tai faina, jums nuo to tik yra geriau. Reiškia, kad jums nereikėjo iš savo kišenės mokėti tų 2 milijonų. Reiškia, verslas atsiperka, generuoja grąžą, jūs turite kažkokius tai kitus naujus investuotojus, kurie galbūt turi galimybę toliau jūsų verslą investuoti ir tuo būdu kartu jį auginti. Tai rizikos kapitalo fondai ir privatus asmenys, skirtingai nuo bankų, tie, kurie investuoja į akcijas, jie savo grąžą užsidirba šiek tiek kitu būdu. Ir jų didelis rūpestis yra, kam savo akcijas po to parduoti. Tai jeigu jūs norite, kad investuotojas būtų laimingas, tai šiuo atveju turėtumėte bendradarbiauti. Tai yra, kad, suprasti, kad jeigu jau, atėjo kažkoks investuotojas į jūsų kapitalą, tai jau turite susitaikyti su tuo, kad versle jūs turėsite pastoviai kažkokių kitokių partnerių. Jeigu, akcininkai dažnai keisis. Ir dar kartą akcentuoju, investuotojams yra svarbu stipri ir motyvuota komanda. Jeigu jūs ateinat pasinvestuoti, paduodat verslo planą, čia būtinai vyksta susitikimas, jeigu investuotojams planas yra įdomus, jūs pasakojate, tai jo, čia pardavinėsiu, čia, tai kaip komanda, gerai komanda, viskas tvarkoja, motyvuota. O jeigu kiniečiai čia ateis pas jūs ir konkurencija, kiniečiai ateis, tai jo, kiniečiai, tai čia gali, viskas, ačiū, viso gero, viskas aišku. Jeigu jūs atėt pasakot, taip, viskas tvarkoja, gerai, daromės taip, parodo, ten akis žyba, dega, viskas gerai. Nueina investuotojai į įmonę, pamato, kad komanda iš tikrųjų išsidegusi dirba, labai didelė tikimybė, kad tikrai jūs investicijas pristrauksit. Tai jeigu jūs iš tikrųjų degat savo verslu, juo tikit, nebijokit parodyti tų teigiamų emocijų investuotojam. Nereikia kuklintis. Kovoti už save. Parodyti iš tikrųjų, kas esate. Jau kai vyko tai, kad jūs sutikote investuotojai atėjo į jūsų kapitalą, turėtumėt, aš nesakau, kad čia nestatau sąlygų šiuo atveju, kai aš pasakoju, bet tiesiog realybėje. Investuotojas yra jūsų partneris, jis tampa jūsų partneriu. Ir jeigu jūs buvote įpratę, kad tai jūsų yra šeimos verslas, jau kai įžengia kažkoks naujas investuotojas, tai jis jau tapo jūsų šeimos nariu, nauju, ir jūs turite priimti. Tai ir investuotojas pastoviai norės žinoti, kaip jums sekasi.
Ir ne tik gauti ten kas metus finansinę atskaitomybę, reiškia, bet kas mėnesį, reiškia, galbūt kai kurios pardavimo rezultatus norės žinoti ir dažniau, galbūt jūs norėsite su investuotoju pasikonsultuoti kai kuriais klausimais, kuriuos jis jums gali padėti. Ir tiesiog tai vyks pastovus darbas. Mes, tarkim, bent kartą į savaitę bendravom kiekvienas su kiekvieno įmonės vadovu arba atsakingu asmeniu, kuris dirba su investuotojais. Ryšys yra palaikomas. Ir netgi kartais dažnai būna tai, kad kai tos įmonės vadovai yra sunkios minutės, jums kaip direktoriai ten reikia kokias darybas pravesti arba buvo sunkios kažkas nesigavo arba kažkas gavosi, tai realiai investuotojai yra pirmieji žmonės, netgi kartais su šeimos narius, su kuriais gali pasikalbėti. Nes kartais dažnai net ir su savo darbuotojais negali tam tikrų dalykų apkalbėti, negali ir šeimoje kai kurių dalykų pakalbėti ne dėl to, kad, bet jie tiesiog nesupras, nes galbūt yra gerai ditolio. Tai tarsi investuotojai tampa tam tikrais partneriais. Aišku, ribos egzistuoja. Tai kartais reikia galvoti, kas su investuotojais kalbate. Bet jie, iš tikrųjų, norės, kad jums sektųsi ir stengsis netrukdyti. Žinoma, jeigu jums nesiseka, lygina faktinius rezultatus su planuotais ir jums nesiseka, tai vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą investuotojai gali prašyti, kad, žinot, reikia kažką daryti, reikia vadovo, kito vadovo reikia. Reikia kažką daryti, nes kitaip mūsų pinigai negrįž, žinai. Jo, tai šitą klausimą turiu pasiruošus atsakymą ir atsakysiu. Iš tikrųjų, taip, čia labai opus ir mes tuoj netrukus priesim prie to. Tai tas netrukus dar truputuką apie dėrybas. Visas dėrybų procesas, nežinau, kaip pas jūs Asta vyko, reiškia, kiek laiko truko. Iš tikrųjų, mėnesio bėgė susitikimai, prezentacijos, praktiškai mėnuo. Nuo pirmo jūsų laiško iki pinigų įkritimo į sąskaitą praėjo mėnuo. Jų pinigai sąskaitoja. Praktiškai taip, tai buvo jų faktas ir kapitalas. O pinigai sąskaitoja kada buvo? Neprisimenu, kai tą datą aš fiksavau oficialiai, bet aš jau prieš tai jau pradėjau. Susitarimas įvyko galbūt greičiau, aš turėjau mėnesį, savaičių. Tai Astai pasisekė, jos investuotojai, jinai sugebėjo su investuotojais taip, reiškės, greitai susikontaktuoti, kad, reiškės, jinai per mėnesį pristraukė kapitalą. Tarsi, realiai laikė nuo pirmo kontakto, koks jis bebūtų, laiškas, skambutis ar kaip, iki to, kada pinigai įkrenta jūsų sąskaitą, gali praeiti nuo 3 iki 6 mėnesių. Iš ko ten susideda? Tai pirminė informacija, prainvestuojam, tada organizuojam susitikimą, jūs kažkur atostogose pasirodo, arba komandiruotė, dar kas nors, paskui dar pasinvestuoti kokie nors susitikimai, pakol ten viskas susidėlioja, praeina porą savaičių, taip ir tęsiasi. Pačioj pradžioj, kai jūs pateikinėsite informaciją, galvokite, kad pateiksite tokią informaciją, kuri nėra konfidenciali. Nes, jinai santykinai kaip ir tampa lyg ir pusiau vieša, nes jūs ir vieniem, ir kitiem, ir tretiem, ir penktiem siunčiate savo planus. Tai galvokite. Po to, kai jau investuotojai pasako, taip mums yra įdomu, tada reikėtų pasirašyti konfidencialumo susitarimą. Tai yra, kad ir viena, ir kita pusė įsipareigoja, reiškia, kad viena pusė jūsų duomenų neplatins, o kita pusė irgi tam tikrus susitarimus turi, reiškia, kad galbūt darybų, reiškia, tų etapų neatskleidinėjate. Ir po to, kai tai yra pasirašyta, investuotojai tiesiog pasako sąrašą, kokios jiems dar informacijos papildomai reiktų. Ir tada jums tiesiog tą informaciją pateikėt priklausomai nuo to, kaip jūs esate pasiruošusios. Informacijos surinkimas gali užtrukti visai trumpą laiką. Kita kartą gali būti, jeigu verslas yra stambesnis, gali užtrukti ir ilgiau.
Tai tą reikia turėti galvoje ir tada tas dėrybų etapas. Iš jūsų, kai jūs pradėsite kalbėti su investuotojais, jeigu jūs norite pinigų tikrai greitai visą susidėlioti, jums reikia dėti pastangas, kad iš jūsų pusės bendravimas vyktų toks labai geranoriškas ir greitas. Tai yra stengtis kaip įmanoma greičiau surinkti reikiamą informaciją ir pateikti atsakymus į visus užduotus klausimus. Patarimas. Kai investuotojai klausimus gali uždavinėti nebūtinai struktūruoti, jie gali parašyti laišką, šitas klausimas, man dar kilo, dar 3 klausimas, dar 5. Tai jeigu jūs tam renkate informaciją, tai geriausia, kad jūs tą informaciją, kaip ir visus tos laiškus gavusios, sudėtumėte į vieną gražią, normalią, reiškės, ar prezentaciją, ar kažkokiu laišku, ar kažkokiu duomenų paketu, viską vienu įpū investuotojams pateiktumėt. Stenkitės tokių klausimų iš karto parašau, išvengti, jeigu jūs matote, kad jie tam tikri, tai yra ta informacija, kurią jūs vis dėlto turėtumėt, surinkti, reiškia, pateikti. Nesiblaškykit. Pasistenkite investuotams supakuoti visą paketą ir paduoti. Tai toks, patarimas efektyvus darbus investuoti. Tada jie irgi vertino, šitie vadovai gerai tvarkosi su duomenim, moka bendrauti ir taip toliau. O jeigu jūs patikinėsite tokiais gabaliukais, tai pasimestant tą informaciją, paskui sakysit, taigi aš siunčiau vakar, o pas investuotus dažniausiai ten krūvos įvairiausių laiškų, jie kur nors gali netyčia pamesti arba kažkaip ten visokiausių dalykų gali atsitikti. Tai geriausia, kad tiesiog tvarkingai, gražiai sudėtumėt ir, reiškia, pateiktumėt elektroninę formą geriausia. Spausdintiniais dokumentais kuo mažiau, nes dažniausiai dabar įpratę visi elektroniniam formate viską daryti. Tai yra tiesiog patogiau. Tada sekantis etapas ketinimo protokolo pasirašymas, tai yra, kad jūs sutarėte sandorio sąlygas. Tai ką aš minėjau, kad tai yra sutariama, kokia suma yra investuojama, kokiu būdu, išperkant akcijas ar konvertuojamų obligacijų emisiją, kokį akcijų paketą investuotojai įgis. Sutarėt šitas esminės sąlygas, siūlau jas sutarėt, pasirašote ketinimų protokolą ir tada atiduoda, dažniausiai investuotojai turi savo sutarčių šablonus arba savo teisininkus, kur tas sąlygas tiesiog sudeda į sutartis. Tai ties ketinimų protokolų siūlau, kaip sakant, kuo mažiau apsistoti dėl ketinimų protokolo sąlygų derinimo, išskyrus esminės. Akcijų paketas, investuojama suma, laikas ir tai yra ar akcijų paketas, ar konvertuojamų obligacijų, ar kažkoks kitoks finansinis instrumentas. Šias esminės sąlygas sutarkite. Ir arba galbūt dar galite sutarti, kad bus investuojama, tarkim, 3 metų laikotarpyje iki X tokios ir tokios sumos, mano paketas išliks ne mažesnis nei Y. Ir daugiau ties ketinimų protokolo nesiderėkit, nes pats svarbiausias ir reiškės, esminis darbas bus būtent sutarčių pasirašymas. Tai jeigu jūs ten ketinimų protokolą ilgai derinsit, tai žinokit, dar bus sekantis etapas pačių sutarčių pasirašymas. Tai reiškės, jeigu jums reikia daug greitai pinigų, tai negaiškit laiko ties to. Tai pasirašot ketinimų protokolą, jame yra surašytos sąlygos, tai reiškia, kad advokatai, teisininkai žino, kaip rengti sutartis. Tai yra, jie tiesiog tas esminės sąlygas turi sukelti į jau investuotojų turimus sutarčių šablonus. Viskas. Per tą laiką, priklausomai nuo verslo, yra atliekamas išsamus teisinis, mokestinis, finansinis, verslo ir komandos motyvacijos auditas. Finansinis auditas tikriausiai esate girdėjusios, kas tai yra. Mokestinis tai yra patikrinama ir mokesčiai, ar teisingai yra sumokami, ir teisingai deklaruoti, ar nėra skirtumų su mokesčių inspekcija, kas ten yra verslo, tai grinai iš jūsų to verslo pusės pasitikrinama komandos motyvacija. Teisinis patikrinimas tai yra patikrinama, ar turite visus leidimus, sutartis su darbuotojais, patalpų nuomos sutartis, kontraktai su klientais, kaip jie yra sudaryti, su tiekėjais ir panašiai. Ieškoma rizikų.
reiškia, darant tą patikrinimą yra ieškoma rizikų. Ar viską turite, ar viskas yra gerai, ar kažkas ten neišlys po to, kai bus investuota ir pasirodys, kad jūs negalite to verslo daryti. Tikslas viso šito patikrinimo yra būtent toks. Tai jeigu jūs jau prieš kalbėdami su investuotojais būsite jau kaip ir tuos dokumentus, leidimus, licenzijas ir taip toliau jau sudėjusios į vieną kažkokį paketą, reiškia, elektroniniam formate, tai jau žinokit, daug savo pagreitinsit visą patikrinimo procesą. Ir paskutinis etapas - investavimo sutarčių pasirašymas. Investavimo sutartis yra visas paketas. Nežinau, kaip Asta pasirašinėjo, kiek pas mus susideda iš keletos sutarčių, nes mes investuodami sutarėme dėl iš esmės visų sąlygų 3 metai į priekį, kas bus. Tikslas yra toks, kad paskui mums nereikėtų persiderėti ir, reiškia, persitarti mūsų visų susitarimų esmės, sekančių investavimo etapo eigoje. Iš karto sutarėm ir viskas, kaip mes dirbsim, praktiškai iki pat mūsų išsiskyrimo. Kad paskui jau galėtume koncentruotis į verslą, bet ne į ten dėrybas dėl santykių, kaip mes dirbam. Tai pagrindinis dokumentas obligacijų pasirašymo sutartis, tai čia yra daugiau toksai šabloninis dokumentas, tai yra kiek akcijų yra nuperkama, už kokią kainą už tas akcijas ar obligacijas yra sumokama. Pagal dabartinius reikalavimus šis sutartis turi būti teikiama notarui. Žodžiu, tai yra tokia paprasta forma, notarui tinkama, atitinkamam notarui tinkama forma sudaryta. Jeigu jūs turite pas save kažkokią akcijų, reiškia, tarkim, pasirašymų sutarčių šabloną, tai geriau aš iš karto rekomenduoju nevargti, nes notarai, reiškia, atitinkami notarai, ten jie turi savo formas, tai tiesiog žinokite, kad tai yra šabloninis dokumentas, kurį reikia pasirašyti ir tiesiog siūlau labai daug nesiderėti. Esminiai dėrybų objektai tai yra akcininkų sutartis ir akcijų opcionų sutartis. Akcijų opcionai tai yra tokios sutartis, kad jeigu jūs sutarėt, kad jūs per kažkiek laiko išpirksit iš investuotojų akcijas, tai yra sudaroma tada tokia sutartis. Dažniausiai, pasakoma, kad tarkim per 5 ar 3 metus jūs ketinate, norite išpirkti iš investuotojų akcijas už X kainą, o investuotojai tada privalo parduoti. Tai kai jūs pasakote. Arba neprivalo, čia priklausoma nuo to, kaip jūs tarėte su jais. Tokios sutarties gali ir nebūti, arba gali būti atvirkštinė, investuotojai galbūt kažkurie, tai iš jūsų norės išpirkti po kažkiek laiko. Arba galbūt sutiks jums teisę, pasiekus tam tikrus gerus rezultatus, reiškia, pačioms įsigyti daugiau akcijų už kitą kainą, negu kad investuotojai įsigyja. Gali būti ir toks susitarimas. Ir svarbiausias dokumentas akcininkų sutartis, tai joje yra surašomi visi santykiai tarp akcininkų. Kaip dirbs akcininkai kartu. Tai dažniausiai yra sutariama, kaip jie balsuos akcininkų susirinkime, tam tikrais klausimais, tarkim, dividendų klausimų, investicijų kitų pritraukimo klausimų, naujų akcininkų pritraukimo klausimų, dukterinių bendrovių steigimo klausimų, vadovo paskirimo klausimų, kaip bus veikiama kartu. Tai dažniausiai iš mano patirties, tai daugiausia diskusijų sukelia būtent akcininkų sutartis. Tai reiškia, jeigu jūs jau priėjot prie to etapo, kai jūs jau gaunate akcininkų sutarties projektą, tai priklausomai nuo to, kiek ilgai dėrėsitės dėl jo, tiek ilgai ir vyks dėrybos dėl jūsų sandorio. Tai čia yra taip. Klausimų gal turit dėl dėrybų eigos? O realiai, kaip sakyti, gyvenime, tai investuotojai įsiklauso, ta prasme, kitą nuomonę, ar sako, nesutinkėjai, pats kitai.
Įsiklauso. Ta prasme, jeigu investuotojai nori, kad būtų investuojama, tai tariamas įklausimas, nes kitą kartą, ta prasme, investuotojai stengiasi išklausyti kitą pusę. Tai nėra žaidimas į vieną pusę, į vienus vartus. Absoliutiškai taip, nes paskui juk reikės kartu dirbti, jūs turite sutarti ir jeigu viena pusė yra nepatenkinta, nelaiminga, tai tada bendro darbo ir nebus, nes kažkada skyrybos tada įvyks. Ir perinam prie paskutinio, reiškia, aš pradėsiu gal nuo, reiškia, paskutinio mito, dėl ko nereikia bijoti ir kaip jūs galvojate. Jeigu jūs esate savininkė ir direktorė, jūs tikrai galvojate, kad nenorite prarasti savo darbo vietos, ar ne? Jo. Mūsų realybėje yra tokia, kad šiandien jūs kaip smulki verslininkė žinote, kaip įsteigti savo verslą, kaip tą padaryti, ir 5 ir 6. Bet tada, kai jau jūsų įmonė išauga iki 30 darbuotojų, jūs galite pasakyti savo, kad jūs mokate tą verslą valdyti. Jeigu jūs atsakote savo į klausimą, kad jeigu pas mane komandai dabar 30 žmonių ir aš nežinau, aš negaliu su jais dirbti, nemoku, tai turėkit galvoje, kad reikės vystymo etape žengti tą žingsnį, kai jūs turėsite trauktis iš direktoriaus pozicijos. Jeigu jūs pasakote, 30 man nebaisu, aš galiu dirbti toliau ir man sekasi, tada, kai įmonė jau turi 100 žmonių ir turi 5 dukterinės bendrovės skirtingose miestuose, ir jeigu jūs jau matote, kad ne, čia tikrai jau nebe man, nebesusitvarkau, tai nesilaikykit tos vietos. Aš taip suprantu, iš esmės, tai yra ir naudinga, tai kai tu tam vis tiek tu esi akcininkas, tai vis tiek gauni tas pajamas ir toliau, tai tu gali galbūt kažką geresnio tą pačią vietą. Būtent, tai tada tiesiog su investuotojais geriausia sutarti, kokie gabumai ir bus reikalingi jūsų kaip darbuotojo toje įmonėje ir kaip ilgai. Gal jūs būsit ne direktorių, galbūt jūs tiesiog produkto vystytojo. Pavyzdžiui, jūs labai gerai kepa tortus, jūs žinot receptus ir jums neįdomu, jums ta administracija, kaip ten tuos darbuotojus valdyti, motyvuoti ir taip toliau. Jums įdomiau tortus daryti. Arba ten kokius modelius, kurti. Tai yra jūsų sritis. Jūs sutarėt, kad jūs būsite produkto vystytojo, tarkim. Įmonį gausite tokį ir tokį atlyginimą šalia to, kad esate akcininkė. Viskas. O įmonės visiems, reiškia, darbuotojams vadovaus kitas žmogus. Tai jūs turite tiesiog tam nusiteikti, nes verslo vystymas reikalauja arba jūs turite mokytis, tada valdyti naują verslą, eiti į kursus, skaityti ir toliau kaip jį kurti, arba turite pasitraukti. Ir tai naudinga ir jums bus, nes jeigu jūsų įmonė augs, tai jūsų akcijų vertė tikėtina, kad tik tai dar labiau didės. Dažnai pas mus ateina žmonės ir sako, žinot, jūs dėkit pinigus, aš paskui jums paaiškinsiu į ką. Nes, kai sudėsit pinigus, tai tada atskleisiu. Nes jūs pamoksit iš manęs idėją ir viskas. Tai pirma, investuotis tikrai neis ir jūsų verslo nedarys. Tai tikrai šito nebus. Nes tik jūs, pirmiausia dėl to, kad tik jūs geriausiai žinote, ką jūs turite galvoj. Ateitų pas mus Astas, sakytų, darbuotojų samda, o jinai aprašė, pasakė, kaip ten ta darbuotojų samda atrodys tokiai, jinai žino, ką daro, tik jinai žino, kaip jinai padarys. Ir jinai taip ir padarė, žodžiu. Investuotojas iš jos galvos idėjas niekaip negali ištraukti, nes yra tam tikrų dalykų, kurių, investuotojas negali. Bet tarkim, grįžtant prie tų tortų, jeigu jūs turite, žinote, kaip ten tą receptūrą teisingai padaryti, kiek ten pakeitinti, reiškia, kiek atvesinti ir taip toliau, tik jūs tai žinot. Ir tame iš esmės produkto sėkmė. Tai šito tikrai nereikia bijoti dėl to, kad idėja pavogs. Investuotojai kišis į veiklą, čia šitą dažnai išsiims pinigus, uždarys verslą ir taip toliau. Jeigu jūs tikitės, kad investuotojai padovanos jums pinigus, tai šitą tikrai nereikia tikėtis. Investuotojai norės, kad tie pinigai kažkaip grįžtų. Ir natūrali žmogiška reakcija, ypač jeigu verslas neina, tai investuotojai tikrai labai stipriai kišis į veiklą, nes reikia gelbėti, reikia kažką daryti.
Tai, su jais reikia bendradarbiauti tiesiog. Va, kai bus kriziniai atvejai, reikia tiesiog sutarti, kaip jūs elgsitės. Ir tam reikia būti pasiruošus. Ir susitarkite, jeigu, sutarkite iš anksto, kad visos gamybos versle vyktų tam tikrą proporciją. Tai yra, kad ne tik investuotojai gautų pinigus, bet ir jūs kažkokią dalį gautumėt. Va. Arba galbūt kartu parduosite dalį akcijų, ar kaip. Tai yra, kad ne tik investuotojai galėtų išlošti, bet jūs žiūrėkite, kad ir jūs galėtumėte. Tai va, tai dar yra svarbu, kai kalbat su investuotoju, pažiūrėkite, jūs man patinka ar ne, ar aš galėčiau su to žmogum kartą į savaitę kalbėti, bendrauti ir taip toliau. Jeigu jūs, žinai, tegul tik duoda pinigus ir paskui nesirodo, kartą metuose gal. Tai čia ne jūsų investuotojas. Tada turėsit konfliktą ir tikrai, žodžiu, kažkaip ten dažniausiai nei vienai, nei kitai pusiai į naudą tai neišeina. Tai va, tiesiog, jeigu matot, kad jums tinka investuotojas, tai ir toliau kalbėkit su, jeigu ne, tai uždarom klausimą. Ateina su idėja ir pasako, mano vertė keletą milijonų eurų, pardavimų dar neturiu, bet patikėkit, tikrai bus. Jums galiu duoti 10% akcijų, o mano 90, nes mano, ką aš dedu, yra milijardo vertės know-how. Bet, žinot, sakom, jeigu mes nedėsime tų pinigų, tai tų milijardų niekaip negalėsite niekam toliau parduoti. Tai, kažkaip realiai pažiūrėkite ir dažniausiai, kai esate starte, tai žiūrimos tos pradinės investicijos, kiek iš tikrųjų reikia pinigų ir kiek kas iš tikrųjų gali įdėti. Jeigu jūs šiuo metu investuoti, tarkim, deda 1 milijoną eurų, jūs galite įdėti viso labo 100 000, tada galite kažkaip susitarti, kad jeigu jūs ten investuotojai, kai kurie mėgsta, sako, jums tada lieka 10%, mums 90%, bet jūs turite galimybę, tarkim, jeigu jūsų verslas, tai kaip jūs ir sakote, per 3 metus užaugs iki 5 milijonų eurų pardavimų, tai jūs turite galimybę išsipirkti kas met, arba po 3 metų, arba, geriausia kas met, kad tas apčiuopiama būtų. Ir iš jūs turite galimybę išsipirkti už patrauklę ir galima įperkamą kainą akcijas iki, tarkim, jūsų norimo 50 ar daugiau procentų paketų. Tai va, tai jeigu kalba dėl tokių investuotojų, sako, netikiu, jūsų verslas tiek nevertas, tai galvokite apie tokį išeitį, kaip jūs galėtumėte jį prisitraukti, o dar plus po to, reiškia, savo pozicijas atstatyti. Tai va. Mat, jeigu yra toks atvejis, kad santykis 10 prie 90 ir investuotojas nesutinka, gal parduot, ar taip nebūna? Sutartį pasirašot. Sutartie galim nusimatyti, kad kas metus išsipirksiu po 10% ir kol bus 50 ar 50. Sutartyje numatykite, investuotojas privalo sutikti, jeigu tai yra, tarkim, per tai, kad didinsite įstatinį kapitalą už X emisinę, mažesnę emisinę kainą, negu kad, tarkim, investuotojas investavo, tai tiesiog iš karto sutarkit sutartyje. Tokia čia praktika yra normali. Taip. Tiesiog sutarkit ir viskas. Sutartyje surašykit tada visus punktus. Arba tai yra, tarkim, opcionų sutartis, reiškia, kurioje ir įdedamos tos aiškios sąlygos tam, kad po to, kai ateina tas laiko momentas, niekam nekiltų klausimo, kaip mums iš tikrųjų dabar daryti. Jūs tiesiog patikėt, kaip sakant, paraišką, noriu nupirkti tiek akcijų, prašom investuotojai balsuoti, nes jūs jau esat pasirašę, kad jūs tai darysit. Viskas. Aišku, praktikoje gali būti įvairių dalykų, ypač jeigu kažkoks konfliktas vyksta ir jums nelabai sekasi. Bet tada gali būti, kad kažkaip ne taip, bet geriausia sutarti iš anksto. tą galim padaryti. Tai vat. Ir aš pasakiau viską, ką norėjau. Gal turite Daivai klausimų daugiau, negu kad uždavėt renginio metu? Aš tik tai paduosiu mikrofoną. Gerai, kad visi iš eilės čia paduodu.
Mes čia tokiam gražiam renginių cikle vis dėlto susidūrėm su tokia skaudžia gyvenimo realybė ir mums buvo pasakyta, kad 80% startupų, startuolių vis tiek yra pasmerkti mirti. Tai aš manau, kad jūs akilai stebėdami ir investuodami vis tiek esate susidūrę su tokiais. Tai gal galit kažkokių pavyzdžių pateikti, kaip jūs išsprendžiate šitos dalykus ir kaip toliau draugaujat ar nedraugaujat su tais, į kurių verslą investavot? Mes esame investavę į įmonės ir nuo nulio, ta prasme, kad įvairios istorijos buvo, reiškia, dar šiai dienai neuždarėm, meldžiam į medį. Starte, ką aš sakyčiau, yra labai svarbu aiškiai įsivertinti kaštus, kiek reikės startų pinigų. Ir tiesiog laikytis plano, kuris yra sutartas, daryti tos darbus, kurios yra. Ir, tarsi, jeigu jūsų klausimas dėl mirties, ar jie numirs ar ne, tai aš sakau, investuoto natūrali reakcija yra, kad reikia gelbėti, reikia kažką daryti. Ta prasme, reikia kažką daryti, kad jį vystyti toliau. Ir gali būti taip, kad jeigu jūs sustartavot su vienu produktu, bet nepasisekė, gali būti taip, kad jūs pradėsit visai kitą produktą daryti ir to nereikia bijoti. Nes jeigu jūs būtumėt viena ir jums, krizė užeina, tai ką jūs darot? Tada ieškot, jeigu mano šito produkto neperka, arba ne šitie klientai yra mano, tai jūs perinate į tą rinką, kur perka. Va taip ir sukamės. Kartu galvojam, ką darom. Bet, tarsi, jeigu jūs, tarkim, gaminat kažkokį produktą ir jo tiesiog neperka, tai ką daryti? Reikia tada galvoti, ką darom kito. Tai tada kartu ir galvojam. Bet greitai tai reikia daryti. Negali ilgai laukti. Tarsi, kai esi startupas, yra svarbu viską daryti labai greitai. Negalvoti. Ar atsakiau į klausimą? Taip. Aš dar turėjau klausimą. Tenai prezentacijos pradžioje minėjot, kad 4 investicijas pardavėt. Ar tai yra patirtis, kai verslo idėjos autorius pats išsipirko, ar tai buvo tie tretieji asmenys, kurie nupirko tas investicijas? Dalim atveju buvo, vienas atvejis buvo, kai trečias asmuo nupirko, kiti 3 atvejai buvo, kai įvairiai arba verslo angelas išpirko, arba patys autoriai išsipirko. Vienas pavyzdys, Kaune buvo įmonė Kaunas Metal, jinai dar vis ir yra. Prasidėjo nuo to, kad turėjo idėją. Žmonės, reikia daryti armatūrą. Tiesiog metalas lankstomas specialiu kampu. Viskas yra kaip ir labai elementaru, nežinau, statybų, tik tai praėjo krizė nekilnojamo turto, ką darom, statybinė pramonė, ką. Bet jie susirado kontraktų Švedijoje, reiškia, kad pirktų ir sustartavom nuo nulio. Per 1,5 metų mėnesio pardavimai išaugo į, verčiu dabar bandau išversti į eurus, gerai, 1 800 000 litų, tai čia tų eurų, virš 500 000 eurų kas mėnesį. Pelno marža 10%, gryno pelno po mokesčių. O taip iš pradžių, kaip ir, čia jie sako tokia idėja, gal čia investuokit, gal čia kaip. Ir mes irgi svarstėm, ką darom. Verslo angelas šalia jų buvo. Žinai, sako, aš pažįstu tos vyrukus, jie gerai dirba, turėtų padaryti. Davai dedam. Gerai. Tada jie jau taip vis kaip ir nedrasiai, bet juos kažkaip įkalbinom, sakom, investuojam, darykit. Tai ir per 1,5 metų tiek išaugo. Ir istorija buvo tokia, kad verslo angelas, kuris ten kartu investavo su jais, jisai iš mūsų išpirko ir dabar jį ten toliau, kol kas, kiek žinau, sėkmingai veikia. Tai... Investuoti, žinokit, patarimų daug duoda. Ypač kai nesiseka. Žino, kaip daryti. Čia juokaujant.
Iš tikrųjų, jo, investuotojai stengiasi padėti, bet dalyje klausimų jie gali būti nekompetitingi, jeigu tai yra, tarkim, jūs esate mokslininkai ir ten labai gerai žinot, ką nors apie kokias nors lazerių ypatingas struktūras ten ir taip toliau. Šito nepadės. Jeigu jūs, tarkim, turite kokias grožio procedūras, irgi gali nežinoti tos technikos, žodžių, kurių dalykų, bet investuotojai gali žinoti, suvesti su jumis į kažkuris kontaktais padėti, kažkur pardavimus padėti, su kokiu nors ten prekybos centrų savininkais ar vadovai suvesti įvairiai, priklausomai nuo to, kokia jūsų verslo esmė. Gali padėti biudžetus sudarant, valdant pinigų srautą, bendrais valdymo sprendimais. Ta prasme, priklausomai nuo to, kokį jūs investuotoją pasirenkat. Jeigu jūs pasirenkat investuotoją iš savo srities, kurioje veikiate, bet labiau patyrusi, tai natūralu, kad jis daugiau jums padės iš jūsų paties, to verslo, vystymo. Jeigu, tarkim, tai yra restoranų verslas, tai investuotojas, kuris pats jau yra turėjęs keletą restoranų, jisai, patarimus grinai iš tos srities labiau duos. Jeigu investuotojas, kuris turi daugiau finansinį išsilavinimą, tai jis galbūt daugiau padės, kaip jums tvarkyti savo pinigų srautą, buhalteriją, biudžetus ir tokius panašus dalykus. Tai kai jūs renkatės investuotoją, jūs tiesiog tada turit savo atsakyti, kokią investuotoją aš noriu. Ar tas, kuris man padėtų mano toj veikloj, ar jis man labiau padėtų valdymo tokius sprendimus, strateginius duoti. tą jūs turėtumėt savo atsakyti, ko norit. Galbūt ne visada tai pasiseka surasti tokius investuotojus, bet tai tada investuotojas tiesiog pagal savo kompetenciją jisai padės. Moterų... Ta prasme, ar daug, taip dabar taip negalėčiau skaičiumi atsakyti, bet moterų yra. Tas, kurios pradėjo savo idėją, kaip moteris atėjo, padėjo ant stalo, yra. Yra ir mes investavom. Taip. Ne viena. Taip. Jo, tai tarkim, iš moterų, kas investavo, ryšis prasidėjo, tai tarkim, yra tokia Probiosanus įmonė, jeigu girdėjote apie probiotikus, ryšis gamina valymo priemonę su probiotikais, tai ją pradėjo moteris, ryšis jinai atėjo su savo idėją ir mes investavom. Ryšis, ką mes dar turim, yra restoranų tinklas Takeaway. Ir teko girdėti, yra įmonė Gera dovana. Galbūt irgi teko girdėti. Taip, turime lazerių įmonę, Integrated Optics vadinasi, čia gal mažiau girdėjote. Turime IT keletą bendrovių, yra tokie ArsLab elektroninę nosį pagamino, jeigu teko girdėti. Turime tekstilės įmonę Tūtą, turime keletą IT, šitą saulės jėgainę turime, biojėgainių keletą turime. Tai va, pagrindinės. Aš siūlau iš tiesų visus klausimus, kurių dar turite, pasilikite, galėsime pabandyti per pertrauką paklausti. Taip pat manau, kad į ne vieną klausimą atsakys Daiva dar ir darbo grupių metu. Dabar siūlau pertrauką. Ir labai ačiū Daivai už pranešimą, kuris tikrai leido mums suprasti, kad investuotojai netokie baisus, kaip galėtų atrodyti. O su nuotoliniam žiūrovam atsisveikinam, primenam apie tai, kad iki ketvirtadienio galite registruotis pristatymams investuotojams. Iki.